Panemunėlio karčiama. Remdamiesi 1769 metų archyviniu dokumentu sužinome, kad Panemunėlio dvaro valdose buvo 3 karčiamos – Alsatoje, Baltakarčiuose ir Panemunėlyje. Pasak panemunėliečių, šis pastatas kunigo Jono Katelės pastangomis apie 1900 metus buvo nugriautas. 1928 fotografijoje, žvelgiant nuo geležinkelio, matosi karčiamos pastatas su priestatu. Karčiama stūksojo tarsi senas kelionių sergėtojas, įstaisiusi ten, kur sueidavo miestelėje 3 keliai. Vienas kelias vingiavo į Turdvarį, kitas į patį miestelio dvarą, o trečias lyg tyčia, norėdamas pailsinti arklius ir vežėjus, atvingiavo nuo Rokiškio. Pati karčiama buvo iš molio su šiaudais. Baltai dažyta, mažais langeliais, dengta šiaudais. Tarpukariu ši vieta įgavo kitokį gyvenimą. Čia glaudėsi mokyklos sargo šeima, buvo arklių paštas, valsčius. Iki 1958 metų šioje vietoje matėsi išlikę pamatai. Vietos gyventojai rasdavo įvairių monetų, buities apyvokos daiktų. Statant gyvenamąjį namą surastos akmeninės malimo girnos.